Kodėl dauguma istorijų apie technologinės pažangos raidą baigėsi katastrofiškais vaizdiniais. Kodėl kai kurie senovės intelektualai, filosofai, išminčiai galimai turėję galimybę vystyti technokratinę pažangą bent jau teorijoje, dažnais atvejais to specialiai nedarė arba netgi ragino to nedaryti kitus. Kodėl kai kurie palengvinimai jau kitai kartai nėra patogus, nėra greiti, nėra lengvi. Kodėl taip veikia mūsų protas? Ir kur galiausiai ta sėkmė, koks tas civilizacijos pasiekimų idealas, kad jau sekančioms kartoms jis neatrodytų bevertis? Kokios siektinos alternatyvos technokratiniai pažangai buvo siūlomos senovės intelektualų ir išminčių. Taigi siūlau prisijungti prie šito trumpo, bet būtent dabar mirtinai reikalingo kurso. Daugiau informacijos svetainėje nemokymai.lt. Ačiū ir iki susitikimo kurse.